šeimininkai savo išpolį. Kaip ir minėjau, tik 3,9 šiai atakai. Pažarausko prasiveržimas ir nieko. Puolime ima ir pakartoja. Metimą Matas Jucikas 6-0. Andai. Kaip pat kėlinio pabaigos. Su kamuoliu gali būti Zablockio auklėtiniai. 5 sekundės. Ką darys Vilkaviško? Kairė pusė, Pažarauskas, sudėtingas jo metimas, tačiau jis yra tikslu. Komis ten prie šoninės linijos. Pažarauskas pats iki galo. Pažarauskas vėl drasko. Pažarauskas prieš Stašijas, jausiasis ekipos treneris. Prie to, žinoma, prisidėjo ir nebloga perlo gynyba. Čia jau Pažarauskas Taškai jo sąskaitoje. O čia McBride'as. Kol kas nėra galimybės metimų, o Titas... Supranta, kad tokioje situacijoje geriau nebekišt rankų ir neužsidirb 4 asmeninės pražangos. Pažarauskas. Jo prasiveržimas. Komandos persvara. 11 taškų pranašumą susikrovė jie, likus žaisti kiek daugiau nei pusantros minutės. Pažarauskas iš toli tikslus. Pažarauskas. Laisvas visiškai paliktas Pažarauskas. Po sekundžių. Stankevičius. Pažarauskas. Iš toli dar kartą Pažarauskas meta taiklį. Pažarauskas iš toli taiklį. Pataikė 3 taškijus pirmojo rungtynių pusėje. Pažarauskas iš toli. Tikslu. Perdavimas Rokui Stankevičiui. Čia visiškai laisvas kampe Pažarauskas meta. Jokūbas Rubinas taip ir sušvelnė savo komandos puolimo mašiną ir toliau. Veikia 24-18, čia dar vienas tolimas šūvis ir dar kartą. Stankevičius į Rokai, Stankevičiui kamuolys atšoka tiesiai. Tikrai gali pabandyti sužaisti, čia spaudžiasi Telšių gynyba, nusimestas kamuolys. Vidutinio nuotolio Rokas Stankevičius tikrai gali pabandyti, tačiau iš toli meta Pažarauskas ir atsako. Metrikį pakeitė. Metrikis dabar prisirinko nereikalį. Kirto po krepšiu, tačiau stabtelėjo vienu momentu ir to... Oi! Pažarauskas po krepšiu veržėsi paskutiniu momentu atiduoda. Stankevičiui perdavimas ir... Giedrius Stankevičius dar kartelį iš toli ir dar... Mojoje pusėje traumelė jis, tačiau išsigydęs ją tempia savo komandą į priekį šiame sezone. Svečiams iš Pajūrio. Geras perdavimas. Perima kamuolį ir turi galimybę mažinti savo atsilikimą Giedrius Stankevičius. Pulti Vilkaviškio krepšininkams nepavyksta, tačiau su kamuoliu lieka Zablockio auklėtinis Stankevičius. Tiksliau 7-0. Spurtas šiame kėlinyje, Stankevičius, jo... Su -6 naudingumo balais. Dabar perimtas šeimininkų komandos kamuolys. Titas buvo pataikyti. McBride'as jau turi 11 taškų. Pažarauskas perima kamuolį. Ir kamuolį atsikovoti Deivisas. Prieš Pažarauską čia Malekas Deivisas gauna stogą nuo jaunojo per... Samas nusimeta Semaškai. Semaška ieškojo Šerkšno, bet gerai sustovėjo gynyboje. Perlo krepšininkai. Pažarauskas netakavo iš eigos. Koks geras perdavimas. Lekūnas nusimeta Kaveckis iš toli, jo metimą atrodo ten liečia Titas Pažarauskas. Tas pats Titas dabar bėga į greitą puolimą, meta pats iš... Jonkus bando žaisti prieš Pažarauską. Jonkus jau po krepšiu. Jonkus gauna stogą. Valadus arčiau krepšio. Evaldui Džiaugiui. Džiaugis prieš Railį ir... Ir dar 10 sekundžių savo atakai turi aikštėje šeimininkai, bet kokia Urbono klaida ir... Tokie kontrastai čia Pažarauskas.